Labą dieną visiems, aš esu Inga ir šiandien pristatysiu Jums trumpai apie reikalavimus socialinėje erdvėje, kaip reklamą reikia žymėti ir kokių klaidų dažniausiai pasitaiko žymint reklamą, teikiant reklamos turinį. Visas pranešimas susidarys iš reikalavimų paslėptai reklamai, reklamos žymėjimui ir panašiai. Tai pradėsiu turbūt nuo pagrindinių dalykų, tai teisinio reguliavimo, dėl ko reklamą socialinėje erdvėje reikia žymėti. Tai reklamos įstatymas draudžia paslėptą reklamą, bet koks įrašas, kuris yra susijęs su reklama, privalo būti žymimas reklama. Tačiau reklamos įstatymas nenumato taisyklių smulkiai, kaip reklamą socialinėje erdvėje reikia žymėti nuomonės formuotojams. Todėl tarnyba, reaguodama į tai, kad tiek nuomonės formuotojams, tiek patiems vartotojams, tiek komercinės veiklos subjektams būtų aišku, parengė reklamos socialinėje erdvėje žymėjimo gaires. Šiuose gairėse galima rasti visą informaciją, kaip reklamą žymėti, koks įrašas yra laikomas reklama, kada reklamą galima žymėti žodžiu reklama, kada dovana. Todėl tikrai kviečiame ir siūlome šiomis gairėmis vadovautis, nes už reklamos įstatymo nuostatų nesilaikymą yra taikoma atsakomybė, todėl siekiant išvengti galimų baudų, siūloma vadovautis šiomis gairėmis. Tai pradėsiu turbūt nuo to, kasgi visgi yra ta reklama socialinėje erdvėje, ar visi įrašai yra reklama. Tai jau visiems turbūt yra aišku, kad kai nuomonės formuotojui yra sumokėta už reklamuotą produktą ar paslaugą, tai jau tikrai yra reklama. Galbūt ne visada aišku, ar išbandytas kažkoks produktas, kuris atsiunčiamas pardavėjo, tiesiog siūloma išbandyti nemokamai, ar irgi gali būti reklama, tai tikrai taip. Tai bet kokia prekė, bet kokia paslauga, kurią nuomonės formuotojas išbando ir po to apie tai skelbia savo socialinėje erdvėje, toks įrašas yra laikomas reklama ir tokį įrašą reikėtų žymėti kaip reklama. Dar kitas aspektas, kai nuomonės formuotojas kviečiamas dalyvauti kažkokiam renginyje, restorano atidaryme, kino seanse ar panašiame renginyje. Ir dažnai matome, kad nuomonės formuotojas tiesiog filmuoja ir transliuoja iš kažkokio renginio, pažymi komercinės veiklos subjektą. Tai taip pat yra reklama ir tokį įrašą reikėtų žymėti kaip reklama. Žinoma, susitarimas skatinti prekybininką tapti jo ambasadorium, prekės ženklo atstovu, tai taip pat būtų reklama, sudaromas ilgalaikės sutartys, kad vienas ar kitas produktas bus reklamuojamas, tai taip pat bus laikoma kaip reklama. Dažniausiai, kur susiduriam problemas, matom, tai kai yra konkursai, dalinamos kažkokios dovanos arba nuolaidos kodai. Tai taip pat yra reklama ir tokius įrašus, net ir atrodytų, kad tai yra iš naudos, iš gėrio vartotojui pasiūlyti kažką tai naudingo, tačiau toks būdas, nuolaidos kodų suteikimas, konkurso organizavimas, tai yra reklama ir tokius įrašus taip pat reikėtų žymėti. Reklama taip pat ir tuo atveju, jeigu nuomonės formuotojas savo įrašuose tiesiog pažymi, kad, tarkim, norėčiau šitą prekę išbandyti, tai tokį įrašą taip pat reikėtų žymėti kaip reklama. Na ir be abejo, jeigu yra nuotraukas su kažkokiu prekės ženklu ir taip yra reklamuojamas, tai taip pat toks įrašas turėtų būti žymimas reklama. Aš taip kalbėjau, kad turėtų būti žymimas reklama, bet gairės yra numatytas tam tikros išlygos. Tai kiekvieną kartą, kai už įrašo paskelbimą yra sumokama, žymima reklama. Tačiau jeigu duodama išbandyti produktą nemokamai, tarkim, dalyvaujam restorano atidaryme ir gauna nuomonės formuotojas, tarkim, vakarienę, degustaciją, už kurią jisai nemoka, bet jam papildomai už šitą tokį reklamavimo būdą nemokama, tuomet tokį įrašą galima žymėti dovana. Visais atvejais pažymėjus įrašą bet kokį, nepriklausomai nuo to, ar jisai buvo apmokėtas, ar jisai buvo dovanojamas, pažymėjus reklamą niekada nesuklysim. Tačiau yra gairėse padarytos tam tikros išlygos ir kaip mes matom rinkoje, tai nuomonės formuotojai tikrai juo naudojasi ir jeigu nėra sumokėta už įrašą, galima žymėti kaip dovana. Visi tekstai lietuviški, skirti Lietuvos rinkai, žymimi žodžiais reklama lietuviškai.
Jeigu įrašas skirtas ne Lietuvos rinkai arba įrašas yra aplamai nuomonės formuotojas, tarkim, orientuotas į užsienio rinką ir yra angliškai viskas transliuojama ar ten kita kalba, tada galima žymėti ir angliškai žodžiais. Ir labai svarbu, kad reklama žymima kiekvieną kartą, kai minimas produktas ar paslauga. Tai pavyzdžiui, kai sudaromas sutartis su nuomonės formuotoju, jisai yra ambasadorius, tačiau jisai eina, tarkim, į vieną ar kitą prekybos vietą pats, kažką perkasi, tačiau kiekvieną kartą žymi prekės ženklą ir nurodo, tarkim, koks tai yra prekės ženklas, aš apsipirkau ir panašiai, bet sumokėjo pats už tos produktus, bet jeigu yra ilgalaikis susitarimas, tokį įrašą taip pat reikėtų žymėti kaip reklama, arba jau tuomet nebežymėti prekės ženklo, tarkim, kažką savo nuomonę. Nuomonės formuotojas turi teisę pareikšti nuomonę apie vieną ar kitą produktą, paslaugą, jeigu nėra, pavyzdžiui, sudarytas kažkoks susitarimas ir tikrai nėra reklamuojama, tai tokių įrašų nereikia žymėti kaip reklama arba nuomonės formuotojas pats pirko. Dažnai sulaukiam klausimo, kaip įrodyti, tai tikrai esam turėję atvejų, kai nuomonės formuotojas tiesiog atsiunčia savo pirkimo kvitus ir įrodo, kad tai tikrai buvo jo pačio pirkinys ir tiesiog buvo gera rekomendacija savo sekėjams. Žymėti tekstą, kaip minėjau, yra svarbu žodžiais reklama ir kiti kažkokie tai panašūs žodžiai, rekomendacija ir panašiai, tai nėra jau tinkamas žymėjimas. Dabar savo pranešime toliau tęsiu su pavyzdžiais, jie geriausiai iliustruoja blogus ir gerus atvejus. Aš uždengusi esu pavadinimus, veidus, tai nebus taip labai reprezentatyvu, tačiau siekiant tiesiog neviešinti tam tikrų asmenų, nes čia tai yra tik tai mokymo tikslais skirta informacija, tikrai ne dėl to, kad kažką apskūsti ar kažką pasakyti, kad tai yra blogai, tai tiesiog tai yra mokymo tikslais ir kviečiu žiūrėti tai kaip į mokomąją dalomą medžiagą. Šiame įraše matom pažymėtą žodis reklama, tinkamai gairės yra numatyta, kad žodis reklama turi būti pirmas po įrašo. Viskas gerai, jeigu pirmas žodis reklama bus aplamai įraše, tačiau gairėse nėra einama to griežtuoju reguliavimu, yra tiesiog kviečiama žymėti reklama pirmų žodžių po, tarkim, įrašo teksto. Žodis reklama neturėtų susilieti su, tarkim, įrašu pačiu, jisai turėtų išsiskirti, kaip šiuo atveju matome, žodis reklama yra su grotažyme ir jisai atsiskiria nuo įrašo pačio ir galima jį matyti. Kitas pavyzdys, matome taip pat ir viršui matome ir prekės ženklą, kuris yra pažymėtas, tai tikėtina, kad vėlgi tai yra vykdoma reklamos tikslais, tačiau šiame įraše matome nėra žodžio reklama. Tai šis palyginimas yra labiau skirtas komercinės veiklos subjektam. Tai matome to paties nuomonės formuotojo du įrašus. Prieš tai įraše matome žodis reklama pažymėtas aiškiai. Kitame įraše nėra pažymėta reklama. Tai viskas labai priklauso nuo komercinės veiklos subjektų. Kaip jis sudarys sutartį su nuomonės formuotoju, kokias sąlygas aptars, ar aptars reklamos žymėjimo tvarką, kad, tarkim, kiekvienas įrašas privalo būti žymimas reklama, turinys jo, kad nebūtų klaidinama ir panašiai. Tai labai didelė dalis, kaip žymima reklama, priklauso nuo komercinės veiklos subjekto, todėl jūs, sudarydami sutartį su nuomonės formuotojais, turite labai didelę įtaką tam, kad reklama socialinėje erdvėje būtų žymima tinkamu būdu. Kodėl tai yra svarbu? Svarbu dėl to, kad atsakomybės klausimas. Pagal reklamos įstatymą už reklamos skleidimą atsako reklamos davėjas ir reklamos skleidėjas. Tai šiuo atveju, jeigu reklamos davėjas, tai yra komercinės veiklos subjektas, nurodo, kad reklama socialinėje erdvėje turi būti žymima reklama, žodžiu, tas žodis turi eiti, tarkim, pirmas, arba yra nuoroda dedama į gaires tarnybos parengtas, tuomet komercinės veiklos subjektas kaip ir apsisaugo, kadangi jisai numato tą tvarką, kad jo skleidėjas, tai yra šiuo atveju, pavyzdžiui, nuomonės formuotojas, žymėtų tinkamu gairėse nurodytų būdu. Tuomet, jeigu įrašas nebūtų pažymėtas, tuomet atsakomybė gali kilti tik nuomonės formuotojui.
Jeigu reklamos žymėjimo klausimas nėra aptartas su nuomonės formuotoju, tuomet atsakomybė gali kilti tiek komercinės veiklos subjektui, tiek nuomonės formuotojui ir atvirkščiai. Tai komercinės veiklos subjektams bendradarbiaujant su nuomonės formuotojams reikėtų labai atidžiai įsivertinti šitą dalyką ir net svarbu nepamiršti, kad ne tik reklamos žymėjimas svarbu, bet ir turinys. Tai ta pati situacija būtų ir su turiniu. Jeigu turinyje yra klaidinama kažkokia informacija, klaidinanti pateikiama, tai vėlgi bus ta pati situacija, kad reklamos davėjas atsakingas už turinį. Jeigu nuomonės formuotojas interpretuoja kitaip, teikia savo nuomonę papildomą ir prideda tam tikrų atvejų, tai tada jau atsakomybės klausimas būtų dalinamasi arba žiūrima, iš ko kilo tie klaidinantys teiginiai. Tai šitus klausimus sutarties, susitarimuose ir elektroniniuose laiškuose tikrai siūloma aptarti. Toliau einam prie kitų pavyzdžių, tai yra blogieji pavyzdžiai. Kokia yra situacija, ką mes stebim rinkoje, tai yra turbūt 3 dalys. Tai yra tie, nuomonės formuotojai, kurie visiškai nežymi reklamos, nuomonės formuotojai, kurie žymi reklamą tinkamu būdu ir nuomonės formuotojai, kurie žymi blogai reklamą. Tai blogai ir nežymi praktiškai galima dėti lygų ženklą, nes tai yra to lygų nežymėjimai. Tai čia šiuo atveju matome pavyzdžius, tai yra daromos istorijos, reklama žymima, kaip minėjau anksčiau, visada ir įraše žymim reklama, tai jeigu dar įraše dar randame pažymėtą reklamą, tai istorijose dažniausiai jos nerandam. Čia matom 3 pavyzdžius, kiek matau, maistas į namus bendrovės reklamuojamos paslaugos, tai yra skirtingi nuomonės formuotojai ir nei vienas nežymi šitos reklamos. Tai tada galima įtarti, kad būtų ir komercinės veiklos subjektas neaptarė su nuomonės formuotoju tokios situacijos, kad reklamą reiktų žymėti. Čia dar, ką svarbu paminėti, tai yra istorijos. Matom ne vieną, ne 3 skaidres, o, tarkim, 15. Tai gairės yra numatyta, kad jeigu yra ilgos trukmės skaidrės, tuomet reiktų žymėti 1, 3, 6 ir taip toliau, nes vartotojas nebūtinai žiūri visą istoriją, tarkim, 16 ar 20 skaidrių, jis gali praleisti tam tikras dalis, todėl būtina pažymėti ne vieną kartą. Kas dar yra svarbu, dažnai kitą kartą susiduriam, sako, kad aš pasakiau žodžiu, kad tai yra reklama, bet turbūt dabar ir kiekvienas žiūrintis galėtų pasakyti, kad tikrai didžiąją dalį ten Instagrame ar Facebook'e žiūrėdami kažkokias istorijas, tai mes žiūrim be garso. Todėl būtina, kad tas žodis reklama matytųsi, galima ir įgarsinti papildomai, tačiau turi būtinai būti parašyta. Čia šiuo atveju matome daug pažymėta ir tai nėra blogai, tai aš tiesiog įdėjau kaip pavyzdį, čia nurodo reklama, nes dovana ir dar papildomai reklama. Tai tikrai jau yra iki galo aišku ir jau mūsų vartotojai priprato prie to žymėjimo, kad jeigu yra tik dovana be jokio užmokesčio nuomonės formuotojai, tuomet žymi dovana ir kaip ir priima tą žymėjimą ir viskas yra gerai. Tačiau čia nuomonės formuotojai tikrai nesuklydo, tai yra dovana, bet vis tiek tai yra reklama ir papildomai pažymėjo. Tai tikrai papildomai pažymėti kažkokių reklamos ar reklama dovana tikrai nėra nieko tokio, tačiau reiktų bent jau minimaliai pažymėti, jeigu tai yra dovana, bent jau pažymėti grotažymę dovana. Taip pat matome kitą pavyzdį. Nuomonės formuotojai reklamuoja kosmetikos gaminius ir vienas iš rekomendacijų gairėse, kad žodis žymuo reklama turėtų būti matomas, neturėtų būti uždengiamas ir kitais pavadinimais. Pavyzdžiui, kur būna matyti daugiau, siūsti žinutę, dalintis ir panašiai. Tai čia matome blogą žymėjimo pavyzdį, kadangi kairiame mano šone matomoje skaidrėje matome žodį reklama, šviesų apibraukus, tačiau jį įmatyti yra sudėtinga, kadangi jis yra susiliejęs su plytelių spalva, yra prie iksiuko, ten dar yra 3 burbuliukai, tai toks žymėjimas jisai kaip ir yra sąlyginai, tačiau jisai yra netinkamu būdu, todėl būtų laikoma, kad nesilaikoma tinkamo žymėjimo. Tas pats ir kitoje šalia esančioje skaidrėje matome, kad reklama žodis yra ties 3 burbuliukais iksu. Ir čia dabar, kai žiūrim skaidrėse ir aš esu apibraukus raudonai, tai mes tikrai galim stebėti, bet kai žiūrime tiesiog telefone, tokia informacija nėra matoma. Todėl reiktų būtinai atkreipti dėmesį, kad reklama žodis turėtų būti matomoje vietoje.
Tai šiuo atveju yra geras pavyzdys. Vienoje vietoje, kur matome parduotuvės reklama, žodis yra išskirtas, parašytas fone kitame, tarkim pats įrašas matom parduotuviai, bet žodis reklama yra įrašytas į rožinę spalvos langelį. Matome ir subjektą, koks reklamuojamas, bet žodis reklama tikrai aiškiai matomas ir nekyla jokių klausimų. Šalia esančioje skaidrėje matome dovana, kaip ir minėjau, greičiausiai atsiuntė produktus išbandyti nuomonės formuotojai, tai pažymėta kaip dovana ir taip pat pažymėtas ir prekės ženklas, viskas yra pagal reikalavimus. Tai yra gerieji pavyzdžiai, kur tikrai labai gerai matosi, ką nuomonės formuotojas transliuoja. Ar tai jo tiesiog pačiai įsigyti produktai išbandyti, ar tai yra jau atsiųsti gaminiai ir iš reklamos kylantis produktai. Kad nebūtų taip nuobodu, tai bus vienas pavyzdys blogas, kitas geras. Tai šiuo atveju yra blogas pavyzdys. Tai kai būna seminaras, klausiu, įdomiau būna parašau surasti ženklą, tai būna tokia pertraukėlė, kai ieškom visi to reklamos ženklo, toks humoras, bet iš tikrųjų čia reikėtų jo paieškoti, tai kairėje esančiame įraše istorijose skaidrėje matome žodį kamputyje ad. Tai yra visiškai netinkamas būdas, kaip ir minėjau anksčiau, turėtų būti lietuvių kalba, nes tai yra lietuviška reklama, lietuvių kalba parašyta ir žodis ad netinka dėl kalbos, bet taip pat netinka ir jo pateikimo būdas, nes jisai susilieja su tekstu. Mes skaitom, kad kas parašyta, nes labai yra švelnus ir tada šalia žodžiai ad. Tai jisai yra tikrai nepastebimoje vietoje ir tikrai neidentifikuotume, kad tai yra tinkamu būdu pažymėtas žodis. Ir vėlgi neturėtų būti nugrūsta į kampus, kaip sakiau, turėtų būti matoma. Nėra numatyta, kurioje vietoje, kiek centimetrų aukščiau, mažiau, bet tai turi būti matoma. Tai jeigu pačiam pasižiūrėjus mes matom, tai tuomet yra gerai. Bet jeigu matom, kad nelabai matosi, tai turbūt tikėtina, kad kitam svetimam žmogui žiūrint iš vis nesimatys. Šalia esančioje skaidrėje labai daug informacijos yra ir kodas suteiktas, ir pats produktas reklamuojamas, tačiau jokios užuominos apie tai, kad tai yra reklama, o mes kaip ir suprantam, kad tai tikrai tikėtina, kad tai yra reklama. Dar vienas pavyzdys, šitas būna smagiausias per seminarus, nes vieni randa, kiti neranda. Įdėjau šitą pavyzdį anksčiau, nurodydama, kad tai nėra pažymėta reklama ar dovana, bet pasirodo, kad sekant jo skaidrėje matome, kad tai yra pažymėta kaip dovana. Tai aš dabar sugrįšiu skaidrę atgal. Šioje vietoje mes tikrai pastebėti, kad tai yra dovana arba reklama negalėtume, nes pilkas fonas ir pilkomis raidėmis parašyti žodžiai uždėti ties X-u, tai yra netinkamas būdas. Tai šiuo atveju galbūt galėtume sakyti, kad įrašas yra pažymėtas, tačiau tokį įrašą laikytume visiškai nepažymėtų, nes jisai visiškai nesimato ir taip tikslingai paslėpti įrašų reklama dovana tikrai nerekomenduojama, nes kaip ir lyg atrodo, kad suprantam, kad reikia žymėti, tačiau norime tai nuslėpti. Tai reziumuojant tai, ką šiandien kalbėjau, tai svarbu turbūt pažymėti tai, kad reklaminio teksto pradžioje uždėtas žymuo reklama laikomas tinkama praktika. Vien tik pasakymas, kad aš esu labai dėkingas bendrovei už kažką, tai nebūtų laikoma tinkama praktika, kadangi, kaip minėjau, žodžiu pažymėtas dovana reklama gali būti nematomas tiems, kurie klauso įrašo be garso. Reklama turi būti aiškiai perskaitama, neturėtų būti užkraunama už kitų ženklų, už X-ų, už žymenų, kur siųsti žinutę arba matyti daugiau. Tačiau nuomonės formuotojas neprivalo nurodyti visko, ką yra suteikęs jam komercinės veiklos subjektas. Nuomonės formuotojas tiesiog turi nurodyti, jeigu buvo sumokėta už vieną ar kitą įrašą, turi nurodyti reklama ir jeigu buvo išbandyta atsiųsta nemokamai išbandyti, tai nurodo, kad tai yra dovana. Vien nurodyti, kad tai interneto tinklalapio nuoroda, konkursas, partnerystė, bendradarbiaujant su, tai yra papildomi žodžiai, papildomi žymenys, tačiau vien jų naudojimas neužtikrina tinkamą reklamos žymėjimą.
kaip ir minėjau, turi būti teksto pradžioje reklamos žodis, nepasislėpti tarp kitų žymenų, neturėtų būti prekės ženklas, nuomonės formuotojo grotažymė ir tik tada reklama. Reklama turi būti pirmas žodis, nesusilieti su tekstu, nesusimaišyti, į vidurį teksto neįsidėti taip, kad jisai būtų matomas. Čia jau aš kaip ir kartojaus, bet tiesiog užakcentuojant vėlgi, kad neturėtų tiek Instagrame, gairės yra numatytas reklamos žymėjimas tiek Instagrame, tiek Facebook'e, tiek YouTube, tiek blogose, tai tikrai gairėse galima pamatyti tas tam tikras išlygas, bet kartojasi. Tiek Facebook'e, tiek Instagrame yra panašios tos rekomendacijos, kad turi aiškiai matytis, kad nepasislėpti po atidaryti daugiau. Taip pat įskaitomi, pakankamo dydžio, neturėtų būti mažos raidės, žinoma, neturi būti per visą ekraną, bet tai, kad matytųsi, išsiskirtų iš bendro fono, tai būtų laikoma kaip tinkama praktika. Be visų kitų reikalavimų reklamai socialinėje erdvėje, kad neturi būti tinkamai pažymėta, kaip ir sakiau pranešimo pradžioje, yra kiti reikalavimai reklamai. Jų yra begalės ir tikrai jų yra daug ir jie yra griežti. Tai aš tik tai kelis įdėjau žiniai, kad labai dažnai nuomonės formuotojai reklamuoja kosmetikos gaminius, maisto papildus, sveikatos priežiūros paslaugų reklamą. Tai šiems produktams, šiom paslaugom yra keliami kiti reikalavimai ir tie reikalavimai taip pat galioja tiek nuomonės formuotojui, tiek ir komercinės veiklos subjektui, kuris tą reklamą skleidžia socialinėje erdvėje. Tai kosmetikos gaminių reklamoje griežtai draudžiama naudoti gydomosius teiginius ir naudoti nepriklausomai nuo to, kad galbūt nuomonės formuotojai tai ir padėjo, tačiau yra reguliavimas kosmetikos gaminių ir jų reiktų vadovautis. Tai vėlgi komercinės veiklos subjektams yra žinutė, kad bet kokią reklamą, kurią aptarė su nuomonės formuotojui, taip pat turi aptarti ir tokius reikalavimus, kad ten, tarkim, kosmetikos gaminys negydo, maisto papildų reklamai. Maisto papildai taip pat negydo, bet taip pat yra sveikatingumo teiginiai, kuriuos galima naudoti. Nenaudoti tokių teiginių kaip antibakterinis, prieš uždegimą, stabdo senėjimą, gydo kraujosruvas, sąnarių skausmams mažinti ir panašiai. Tai šie reikalavimai yra labai svarbus, nes dažnai, kai kalbame apie socialinę erdvę, pamirštam, kad ten yra ne tik žymėjimas, bet ir turinys. Tai reikėtų nepamiršti ir būtinai atkreipti dėmesį ir į šitus. Na tai dažniausiai turbūt klaidinančios reklamos draudimas, kuris dažniausiai susidurėme, kai nurodo, pavyzdžiui, suteikia nuolaidos kodą kažkokiam apsipirkimui ir tas nuolaidos kodas neveikia. Tada vartotojas rašo nuomonės formuotojas sako veikia ir užsiveda tokia grandinėlė. Tai reikėtų irgi šitus atvejus apgalvoti, apsvarstyti, kad tokių situacijų nepasitaikytų. Taip pat ir lyginamosios reklamos draudimas galioja. Tai lyginamoji reklama socialinėje erdvėje taip pat galima, tai vėlgi reikėtų žiūrėti, kad atitiktų lyginamai reklamai skelbiamus reikalavimus. Na ir vieną skaidrę įdėjau dėl sveikatos priežiūros paslaugų reklamos, kadangi jinai yra labai aktyvi socialinėje erdvėje. Tai reklamos įstatymas draudžia sveikatos priežiūros paslaugų ir medicinos priemonių reklamoje naudoti paciento įvaizdį, vardą, pavardę ir gydytojo rekomendacijas. Tai šiuo atveju matome, kad nuomonės formuotoja eina, dalyvauja operacijoje, pasakoja apie ją ir panašiai, ir tai yra tikėtina reklamos būdu už operaciją arba buvo sumokėta už reklamą, arba tai buvo nemokamai duodama. Tai šiuo atveju jau pažymėjimas kaip reklama arba dovana nebeišgelbėtų, kadangi yra kitas draudimas, tai kad paciento įvaizdis, tai yra, kad vaizduojama kaip asmeniui, tai yra šiuo atveju nuomonės formuotojui atliekama sveikatos priežiūros paslauga, tokia reklama yra draudžiama. Tai žinutė yra sveikatos priežiūros paslaugų įstaigom, kad tokia reklama socialinėje erdvėje su paciento įvaizdžiais yra draudžiama ir taikoma ta pati atsakomybė kaip ir dėl paslėptos reklamos. Tai būtų tiek, matom čia kodus, kuriuos nuskanavę rasite daugiau informacijos apie reklamą socialinėje erdvėje ir apie kitus reikalavimus reklamai tikrai galite rasti mūsų tarnybos puslapyje, informacijos yra labai daug. Sekite mus, dalyvaukite mūsų seminaruose ir linkiu sėkmės nepasiklysti socialinės erdvės labirintuose.